3 pliusai ir 3 minusai. O, tikrai ne, nu kiek gali. Šiaip žinot, ką aš jums pasakysiu? Ką tu nusišneki, aš nesuprantu. Ta prasme, 2 mėnesių leliukas, už 3 mėnesių žiedas. O dieve. Kai pavalgo, bent į indaplovę sudėt maistą. Kokia mūsų santykių paslaptis? Šiuo Jėzus. Tik su Gucci tašim sėdžiu ir nieko neveikiu. Jo, aš tiesiog myžu motivaciją. Kiek mums metų? Mėgokit daug merginos. Nu, karočią, gal aš neatsakysiu šitą klausimą. Mes nenormalūs, mums reikia pasigydyti. Tiesa. Per savo School bendruomenę paprašiau, kad užduotumėt mums klausimus ir šiandien mes juos atsakysime. Kamilė, ar turi mėgstamų hobių? Žinoma, kad turiu. Video kūrimas. Geras video kūrimas, tu pasakėjai, praeitais metais tu nebūtumė vardinus tokio dalyko. Tuomet katinas yra mano numeris 1 hobis, mano vaikelis. Jokas savo. Kavytę mėgstu labai gerti, mano hobis irgi. Ir mėgstu būti savo vyru labai. Kaip jums sekės nepalūž per savo nesėkmes ar klaidas, kokias esate padarę? Tai Kamilė nelabai turėjo kur dėtis, o aš žinojau, kad Kamilė neturi kur dėtis, tai jaučiau labai didžiulę atsakomybę, tai aš negalėjau pasiduoti ar palūžti. Tu visą laiką vis tiek reikėjo kažką daryti, negi pasiduosi, negi dabar paimsim ir nedarysim. Tai net nebuvo tokio scenarijaus, kur mes tiesiog, nežinau, nu davai, palūžkime. Ką tėvai mano apie seksas tavo? Apie ką manau? Sėkmę. Sekses? Success, A, dievas, seksistas gavau. Tai palaiko, laimingi. Taip ne visą laiką gal buvo, nenori įvardinti su konkrečiai kuriuo. Kokias knygas esi perskaitęs, kurios tau padėjo gyvenime? How to Win Friends and Influence People, Rich Dad, Poor Dad ir Jocko Willing knyga apie lyderystę. Tai viena iš knygų man labai patiko Kaip nenumirti ir dar labai fainai 5 meilės kalbos. Kokia mūsų santykių paslaptis? Kaip mes išbuvom virš 4 metų kartu? Šiaip žinot, ką aš jums pasakysiu? Šiaip paslapties kažkas ir labai nėra. Aš manau, kad pirma tai žiauriai priklauso nuo šiaip abiejų žmonių įdirbio ir kiek jūs iš tikrųjų to nori. Ir kiek stipriai per tuos 4 metus jūs nenusvyrat į skirtingus galus, nes tai irgi gali būti, tai gali būti absoliučiai būti ne jūsų kaltė, tai yra tiesiog gyvenimas. Bet tada jūs pasirenkat, arba jūs šiek tiek norite prisitaikyti, kad būt kartu, arba jūs norite tikrai eiti, nes jums jau bloga ir nekokybiška gyventi. Nes kaip ir visuose santykiuose tie svyravimai būna pas visus, bet tu pasirenki, kaip ir Kamilė sakė, kiek tu nori ar susiprastinti, ar kartu priimti sprendimus ir kartu judėti ir kartu statyti gyvenimą. Tokia ir paslaptis. Ar planuojame atsinaujinti mašiną? Kiek reikėtų dar jums dirbti, kad galėtumėte nebedirbti? Neįmanoma yra nebedirbti. Kodėl? Taigi nes neįdomu. Atsisėdi prie teliko ir žiūri teleką. Ir kas tada? Ir nebedirbi. Aš lygiai taip pat mąstau, aš nemanau, kad aš kažkada gyvenime nustosiu dirbti. Tai, ką pasirinku daryti, man yra, ir manau, Kamilei, yra labai smagu. Ir tai yra gera, ir tai duoda iššūkio, progą paaugti. Nes kas tada? Mes baigiam dirbti, taip pat turim viską ir sėdim, pilvus išvertę, žiūrim Netflix. Iš kokio žmogaus tu daugiausiai semiesi motyvacijos? Jo, aš tiesiog myžu motivaciją. Iš manęs tiesiog visais galais sklinda ta motivacija. O aš iš įvairių influencerių, kuriuos aš žiūriu internete. Alex Hormozy. Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnsonas fainas, David Goggins, sporto atžvilgių disciplina. Iš to pačio Teito esu labai daug gerų dalykų pasiėmęs. Koks žodis tave veda pirmyn, Martai? Jei nori, tai gali. Jei nori to milijono, tai pakankamai ir turi dirbti dėl to milijono. Ir dirbti atiduoti visą savo gyvenimą ir savo šeimas, jeigu nori dėl to milijono. Aišku, nebūtina šeimą atiduoti. Nu, bet kaip pavyzdys. Ar sunku išlaikyti visus verslus, ar užtenka, ar netrūksta laiko tam? Nesunku. Kas čia sunku? Blogas atsakymas, gražuolė, kuri skaniai valgyt mums daro. Ką tu nusišneki, aš nesuprantu. Ta prasme, nesunku. Nu, karočią, gal aš neatsakysiu šitą klausimą, nes čia aš galvos, kad aš tik su Gucci tašim sėdžiu ir nieko neveikiu. Tai gal tu pratęs tada, mielas. Tai kai tu sukuri mechanizmą, kuris veikia, kuris yra optimizuotas ir buvo labai daug darbo į jį įdėta, kad jis veiktų, jį palaikyti nėra jau taip sudėtinga, kaip jį sukurti. Lygiai tas pats su sportu. Jeigu jūs įdėsit įdirbį, kai jūs esat jaunas į labai gražų kūną, jums vėliau, kai busit senesni, ne taip bus sunku jį palaikyti. Kodėl nusprendžiau sukurti šį puslapį? Jisai kalba apie School, nes ten tas klausimas yra. Tam, kad visą savo informaciją ir žinias, kurias aš žinau, galėčiau perkelti pasaulį ir jūs galėtumėte iš manęs išmokti. Kodėl nusprendėte sakyti geltonuo? Tiesiog atsibodo, norėjau uždaryti šį savo knygos puslapį ir judėti prie kažko naujo. Koks paprasčiausias būdas, metodas monetizuoti keliamą turinį? Pardavinėji kažką, ką turi parduoti savo, arba reklamuoji kažkokį kitą produktą, paslaugą ir už tai jau gauni arba fiksuotą mokestį, arba procentą nuo pardavimo. Kaip laikosi mūsų katinas? Prižiūrimas, mylimas? Pats geriausias katinas pasaulyje. Ja. Kaip su akių fotografija? Ar einas viskas sklandžiai, ar nėra kliūdžių? Kaip jūs galvojate? Darant bet ką gyvenime ir stengiantis ir bandant pasiekti visokias aukštumas, nebus jokių kliūdžių? Aišku, kad bus. Kaip reikėtų
pakeisti savo gyvenimą, nuo ko pradėti? Nuo savęs. Manau, kad kai pradedi nuo savęs, tada ir natūraliai viskas atsitinka. Tu pasijunti geriau, su tavim nebendrauja tam tikri žmonės, kurie jau seniai su tavim neturėjo bendrauti, nes tiesiog laikėsi ant siūlo galo. Tu pradedi veikti, kas tau iš tikrųjų yra faina, patinka ir taip ir viskas pasikeičia. Tu net nepastebi, tik paskui jaučiu praeina pasimetų ir galvoju, kažkaip aš geriau jaučiuosi, kažkaip man viskas faina. Pradėkit keistis ir stebėkit, kaip visas gyvenimas aplinkui jūs pasikeis. Jo, visiškai teisingai. Ar neatsibosta, netrukdo santykiams darbas kartu, nes esate ir namie, ir darbe kartu? Geras klausimas. Aš prisimenu, mes anksčiau sakėm, kad ne, mums žiauriai patinka, mes tokie žmonės ir mums visiškai netrukdo. Aš dabar tą patį sakyčiau. Bet kodėl taip susimastė ilgai? Viskas aišku. Šiaip tais, neatsibosta, darbo reikalais mes nesam pora, mes esam viršininkas ir darbuotojas. O kai yra santykiai, mes esam du personažai, kurie kuria santykius. Jo, taip galima įvardinti. Ir mums be abejo būna momentų, kai noris truputį pailsėti viens nuo kito, tai užsidarom skirtingose kambariuose. Nu, kada paskutinį kartą buvo? Na gerai, aš nebent gal kažką nufilmuot norėjau ir aš nenorėjau, kad tu ten savo lėkštės man birbintum į mikrofoną. Vas matot, moters vieta virtuvėje. Planuose yra sugrįžimas į driftą, Martai. Gal Kamilę išmokysi važiuoti šonu? Neatskleiskime visų kortų. Aš manau, kad taip. Duokit biškutį laiko, aš manau, kad mes įgyvensim šitą crazy idėją. Chuliganiškas ramas. Ar kelsi įvairius side hustle video, kaip neseniai kėlei? Aš manau, kad tikrai taip. Ypač su to naujų school community, kur visus šitos dalykus aš jūs mokinsiu. Kelių metų būdamas uždirbai savo pirmus pinigus. 8 metų, kai nešiau į tarą butelius, alkoholio, čiaut mačiutę alaus, visokias butelis ir uždirbau pirmą šaibas. Bet jeigu iš tikrųjų, jeigu tartažiai su klientais, tai apie 15-16. Kamilė, nu turėtum už mane atsakyti šitą klausimą, kaip išlaikyti discipliną. Nu tai tiesiog daryt, ką aš žinau. Aš mačiau daug žmonių, kaip man pagerinti discipliną, darai ko nenori. Kaip man paupgreidinti discipliną, ką man išgerti. Nu neišgerti, eikit ir darykit, Dievo man. Kiek metų planuot gyventi šiame bute? Kaip gyvenimas duos, pagal galimybės, ne? Aš manau, kad nedaug. Kiek? Nedaug. Nedaug? Nu, viskas aišku. Man gal nedaug yra 15 metų. Nedaug nėra 15 metų, akivaizdu. Viskas aišku, kraustomės. Naujas video. 3 pliusai ir 3 minusai. O, tikrai ne, nu kiek gali. Ne, tikrai ne. Nu 3 pliusai, 3 minusai. Tikrai ne. Tu labai gražus, nesąmonė. Supratinga, skaniai gamina ir labai palaiko, kas yra svarbu. 3 minusai. Rėkia, nu tiesiog emocijos, tai rėkia vėl. Čia ne. Nu ir tada rėkia, kai ten moters dienos būna, nu irgi rėkia. Nu tai vat vienintelė. Tai čia ne minusai. Gerai, tavo 3 pliusai yra protingas, labai stipriai hardworkina. Dėkui. Ir sportiškas, ja, labai stipriai sportiškas. 3 minusai yra per daug iš manęs reikalauja kartais, neleidžia man scrollinti, bet aš už tai, nu, nepykstu labai, bet biškai per daug reikalauja kartais. Minusai tuomet, šiaip viską dar paskutinę minutę, Dievo, man negaliu pakęsti. Nu, aš nesuprantu, kaip aš kai su juo susipažinau, tada suvokiau, kad ne moteris paskutinė susiruošė, bet jisai, nuroli. Tai va šitas žiauriai nepatinka. Ir bandau išmokyti naujo įgūdžio, kaip pavalgo bent į indaplovę sudėti maistą. Ne maisto, lėkštės. Nes to net negali padaryti. Tai va, tokie 3 minusai. Gali būti. Kada buvo tavo lūžis, kada išpopinai į viršų, Martai? Neprisimenu kažkokio konkretaus mėnesio, bet prisimenu, kad labai consistent tiesiog dariau. Ir tai tiesiog buvo tas lūžis, kai aš tiesiog kėliau, dariau ir žmonėms tas labai patiko. Martai, tu pasidalinai savo bucket listą dalykų, kurių tu nori gyvenime. O Kamilė ar turi tokį? Žinoma, automobilis, vaikai, nesusenėt anksčiau laiko, būt gražiai, protingai. Kokį patarimą duotumėt jaunai porai? Tai aš manau, kad visų pirma, kalbėkit savo jausmus, emocijas, nesvarbu kokios jas būtų, tiesos, skaudžios ar nelabai. Išsigryninkit viens kitam, kokių santykių jūs norit. Ar jūs norit visą laiką būti kartu, ar norit būti kartu ir tada atskirai dirbti, ar bus žymiai paprasčiau. Ar esat patenkinti, kaip įsirengėte butą, ar turit kokių nusiskundimų statybininkams? Ne, statybininkams tai neturim, mes savo turim nusiskundimų. Kokie nusiskundimai? Tai ir vėl nepatenkinta šeimininkė. Ne, nuspinta, žinokit, Lievai tikrai padarė. Mano šmutkės nedėlpai tas spintas. Tokios nepatogios, tikrai. Bet net nėra kažkokių labai super alternatyvų. Nežinau, ne, už 5000 gal spintą gali daryti ir gal bus. O kuo jinai bus kitokia? Daugiau stalčių? Nu nežinau, tai nežinau. Ar geriau rinktumėtės gauti daug pinigų dirbant darbą, kurio jūs nemėgstat, ar gauti mažai pinigų dirbant darbą, kuris jums labai patinka? Kaip tu atsakytum tokį klausimą? Aš žinau, kaip tu atsakytum. Dirbti darbą, kuris man patinka ir uždirbti daug pinigų. Aš nieko blogo nematau padirbti kažkokį laikotarpį darbą, kurio tau nepatinka, kad išmokti tam tikrų dalykų, kurių tu gal neišmoktum dirbant darbą, kuris tau patinka. Ir tu ugdytum savo discipliną, nes tu darytum per tą nenoriu, gautum gerus pinigus, išmoktum daug pamokų, suprastum, kad tau tikrai tas nepatinka, bet tu net buvai pabandęs ir tada tu gali su tais pinigais pradėti kažkokią savo veiklą, darbą, kuri tau patinka. Ir eigoje pasiryt, kad ta mylima veikla atneštų dar daugiau pinigų. Bum!
Kaip planuojate savo kasdienybę, kad pasiektumėte savo tikslus? Žinai, aš tau pasakysiu kažkokio griežto tvarkaraščio. Nu, nei tu, nei aš niekada kažkaip nelabai neturim. Tiesiog yra tam tikros užduotys dienos, kurias tu turi atlikti, o visa kita jau tiesiog ateina. Vieną dieną tu padarai tai daugiau, kitą dieną padarai mažiau. Tu šiaip labai teisingai pakalbėjai už mus abu, kad mes iš tikrųjų neturim kažkokio konkretaus tvarkaraščio, ką mes kiekvieną minutę darom, mes labiau turim tokį dienos planą. Kad aš žinau, kad aš norėsiu pasportuoti, normaliai padirbti ties dalykus, kurie yra man svarbus. Ir turbūt vakare kažkur nueiti, pailsėti, apsidovanoti, apsitarti, pasivaikščioti ir panašiai. Bet tikrai žinau žmonių, kurie turi tokį tvarkaraštį, kuris yra labai strikt ir sudėliota kiekvieną valandą ir jiems tai veikia. Man šiai dienai labiau patinka tai free flow pasirinkti, ką darau su savo valandą. Martai, noriu paklausti, kodėl tu taip surimtėjai? Nes senose video buvai toks atsipalaidavęs, juokingas, o dabar toks rimtas. Kamilė, atsakyk tu šį klausimą. Ką tu man padarėjai? Ką aš tau dariau? Taigi aš toks maladėts buvau. Sugadinau. Dronai, Minecraftas, geimai. O dabar čia kažkokia motyvacija, disciplina, eik dirbti. Taigi neįdomu. Aš tai tau tikrai nieko nepadariau. Hebra, tiesiog pasikeičiau, tiesiog pasirinkau tą kryptį truputį kitokią. Ar planuojate kurti kitą verslą? Taip, tai kokį? Aš planuoju toliau auginti savo school bendruomenę. Čia, sakykime, artimiausias ir naujausias, sakykime, tas verslas, kurį stengsiuos padaryti ir kuris yra žiauriai kilnus ir žiauriai fainas. Tai vis geriau nuomotis ar pirkti savo butą? Aš tai sakau, tikrai pirkti. Faina psichologiškai, faina tas toks jausmas namai, nes yra skirtingi žmonės. Vieniem namai yra, kur tiesiog jie būna, jie susikuria namus, kiti ir namai. Aš tos, kuris man yra namai. Vėlgi, be žmonių tam tikrų nebūtų tie namai tokie, kokie namai yra. Karo, čia priklauso nuo situacijos ir protingai ir nuomotis, protingai ir pirkti. Labai gerai, kad prieš metus nepirkom ir nuomojame, o vėliau, kai įsiaiškinom, ką norėjom, tada ir nusipirkom. Ir dabar mokam paskolą didžiausiam palūkanom, karo, tai va, taip ir smagu. Kiek mums metų abiem? Man 17, praeitais metais 16 buvo, Kamiliai 15, tai dabar 16 irgi. Tai dar nestraipsnis. Man 22, jam 22 ir beveik 23. Ar keičiant gyvenimo būdą, pradėjus kurti verslą, teko atsiriboti ar pakeisti tam tikrus draugus? O dieve, faktas. Prieš man pradedant savo tobulėjimo kelionę, aš tiesiog būdavau su draugais, kurie nerūko, nevaro žolės ir panašiai, bet būdavo tie, kurie geimina labai. Ir kiekvieną dieną geimino. Tai aš tiesiog labai daug laiko jais praleisdavau. Bet kai pradėjau savo tobulėjimo kelionę, tai natūraliai gavos, kad aš pasirinkau tos draugus truputį padėti šoną ir gavos aš jau nebegeiminu su jais. Net nepasakyčiau, kad čia dėl verslo tie draugai išėjo, tiesiog dėl mano gyvenimo tų pasirinkimų daryti kitus dalykus. Natūraliai jie tiesiog va, taip ir paėmė ir išplaukė. Jo, aš tai sakyčiau, kad po mokyklos tai iš visi draugai ir atsisijojo natūraliai labai, nes visi savo kryptim nuėjo. Bet šiaip mes esam labai tie su Martu, kurie atrodo mažai randam bendros kalbos su bendramžiais. Tiesiog, neina susikalbėti, nežinau, gal net tas dar galvoji košės, makalošės ir pas mus irgi yra ta košė tam tikra kažkokia. Mums gal sudėtingiau surasti draugus mūsų amžiaus, nes mums įdomiau kalbėti su vyresniais žmonėmis. Nes mums įdomiau yra vyresnių dalykai. Mes nenormalūs, mums reikia pasigydyti. Tiesa. Jeigu reikėtų rinktis, ar norėtumėt turėti galę pakeisti vieną įvykį praeityje ar vieną įvykį ateityje? Aš tai nieko nesirinkčiau, nenoriu šitos galios, norėčiau skraidyti geriau. Jo, aš lygiai taip pat, aš manau, visa praeitis, kokią mes turėjom, jinai buvo ne veltui, šiai dienai mes esam tokie žmonės būtent dėl jos, tai ją paimti ir pakeisti būtų kažkas tiesiog nesąmonė. Aš irgi nieko nekeičiu. Koks Marto ir Kamilės įprotis labiausiai užknisa? Nu tai mane labiausiai užknisa tas paskutinis minutės surašymas. Mane tai kai ryte atsikeli piktan viso pasaulio. Toks nėra tolga būti pikta, bet atsikeli. Nu kaip tu nėra tolga, mane pažadina ryte, nu tai aš pikta. Tu mėgoji 10 valandų ir tu pikta. Princesės miega turėjai savo ir vis tiek. Žinoma, ir labai graži. Miegokit daug merginos. Ar greičiau nusimato leliukas ar žiedas? Taip, tai Hebra už 2 mėnesių leliukas, už 3 mėnesių žiedas. Palaikinkit postą Instagram'e, kai įkelsiu. Kai bus 100 subscriberių, tada bus kviečiame Naugarduko gatvės 7 vestuvės, laukiam visų. Ką dabar darot su senu butu? Gal jau pardavėt ir kažkas prašė? Man rodos, ant Marto tėvų butas. Mes nuomavomės tą butą. Visi galvoja, kad aš kažkoks daddy's boy ir man tėvai nupirko mašiną, nupirko butą, nupirko dronus. Man tėvai niekada nieko davė, aš nieko neprašiau. Vienintelis dalykas, ką man yra nupirkę tėvai, tai mama turėjo man tos santaupų pinigus, kai turėjau stoti į universitetą ir aš paprašiau tos pinigus paimti ir nusipirkti savo pačią pirmą kamerą, su kuria aš pradėjau savo videografijos ir filmavimo karjerą. Tai buvo vienintelis dalykas. Visi kiti pinigai buvo uždirbti mano rankom su ta kamera ir toliau visokiais skillais, kuriuos išmokau. Kodėl jūsų nuomonė žmonės galvoja, kad jiems nepavyks? Nes jie netiki savim, jie sako, kad jiems nepavyks ir jiems nepavyksta. Ar planuojate ateityje kurti šeimą? Aš atsakysiu šitą klausimą. Mes jau esam šeima iš 3 asmenų. Tiesa, mes planuojam didinti savo šeimą? Taip. Daugiau kačiukų. Ar sunku buvo jums abiems išsilaikyti teisės? Turit mechaną ar automato? Kiek užtrukot? Iš kelinto karto pavyko išlaikyti? Ar norit išlaikyti kokią kitą kategoriją? O gal turite? Išlaikiau iš pirmo karto mechaną, be problemų. Instruktorius miegojo, tad nepamatė mano kritinės klaidos, bet jinai buvo tokia smulki. Tai žodžiu, viskas gerai. Ar nori išlaikyti kokią kitą kategoriją? Jo, gal motociklą, kad užsimuštų.
Aš irgi turiu mechaną, automato nieks man neleido mokytis. Praktika iš 4 karto, teorija iš 3. Jis nori motociklo, o aš laikysiu irgi motociklo, kad abu važiuotume motociklo. Kad jeigu įsimušam, tai įsimušam kartu. Kokį balą skirtum, kaip Martas montuoja? Šuo Jėzus, 11. Kodėl? Nu, nes labai gerai montuoja. Dėkui, 11 chebra. Matot, #1 supporter, taip ir turėtų būti. Koks Marto ir Kamilės įprotis labiausiai užknisa? Nu, tai mane labiausiai užknisa tas paskutinis minutės suruošimas. Mane tai kai ryte atsikeli piktan viso pasaulio. Toks nėra tolka būti pikta, bet atsikeli. Nu, kaip tu nėra tolka, mane pažadina ryte, tai aš... Tu mėgoji 10 valandų ir tu pikta. Princesės miega turėjai savo ir vis tiek. Žinoma, ir labai graži. Mėgokit daug merginų. Kas tavo nuomonė yra sėkmingas žmogus? Kuris yra laimingas dėl savo pasiekimų, dėl paties savęs visų pirma. Kuris turi žmonės, kuriem gali paskambinti 3 ryto. Jo, chebra, sėkmė yra žiauriai subjektyvu. Tai, kad aš esu, pavyzdžiui, finansiškai nepriklausomas, turiu nuostabią merginą by my side, turiu savo šeimą, turim Kamilės šeimą ir su jais leidžiam laiką, man tai yra sėkmė. Ir aš esu sėkmingas žmogus. Vieniem tai yra pinigai, vieniem tai yra kažkoks materialumas. Q&A su Kamilė baigtas, susitiksim, turbūt po pusės metų arba kitais metais vėl padarysim Q&A kartu. Nes labai įdomu jos pasižiūrėti, nes mes vis keičiamės. Kartu gal ne kartu. Gal reikės, gal kartu. Ai, gal dar su 3 katinu, 5 ir šuniuku, karočiui. Žiūrėsim. Davai, iki.